Mirk iš juoko arba prajuokink mane. Labai diena. Sveiki atvykę į laidą Prajuokink mane. Štai mūsų teisėjai Domas. Sveiki. Ir Ričardas. Užimkite savo vietas ir laukite mūsų dalyvių. Labas. Labas, Koks tavo vardas? Myglė, Iš kur būsi? iš Trakų. Parodyk, ką moki. Užlipo ant medžio du kvailiai, vienas nukrito, kitas klausė, kodėl nukritai, prinokau. 8 sekundę nusiekė mūsų teisėjas Domas. Miglė, sveikinu, tu laimėjai 100 litų. Ar tai... Ar tu pasiruošusi imti antrąją minutę, ar tau užteks 100 litų? Aš pasiruošusi imti antrąją minutę. Taigi, tavo antroji minutė prasideda jau dabar. Mokytoja klausė, ar pažįstate Basanavičių, Kudirką? Po kelių minučių Petriukas neiškentė, sako, jūs pažįstate Saulėną, Tomelį, Matą? Mokytoja atsakė, ne. Tai ko čia gąsdina tu savo hebrą? Eina Petriukas keliu ir susitinko Jonytę. Petriukas sako, užlipk į medį, gausi 5 litus. Užlipo, grįžo namo Jonytė ir sako, aš gavau 5 litus už ką? Už tai, kad įlipčiau į medį. Mūsų teisėjas Domas nusišypsojo 38 sekundę. Ir taip leido laimėti Miglei antrąjį 100 litų. Taigi, Miglė, aš turiu tavęs paklausyti. Ar tu imi trečią minutę, ar vis dėlto lieki su savo 200 litų? Lieku su savo 200 litų. Tai paplaukim Miglę. Prašau. Linksmai pasitikime mūsų antrąją dalyvę Eriką. Gerai, jūs atvykote į Prajuokink mane šou, taigi pradėkite, kada pasiruošę. Atvažiavo uošvienė pas uošvį ir sako uošviui, daryk ką nori, sukis kaip nori, bet mirus noriu palaidota būti Kremliuje. Kitą dieną ateina uošvis ir sako uošvienė, sukis kaip nori, daryk ką nori, bet rytoj 10 tave laidos. Mūsų abu teisėjai nusijuokė 18 sekundę ir taip padovanojo Erikai pirmąjį 100 litų. Erika, ar tu imi 100 litų, ar bandysi antrąją minutę? Bandysiu antrąją minutę. Tai pradėk, kada pasiruošusi. Petriukas senelis numylėtinis duoda jai stiklinę su kompotu ir sako, senelė, nugerk truputį. O kam? Aš noriu pažiūrėti. Tėtis sakė, kad tu geri kaip arklys. Ateina draugas į svečius, į naują draugo būtą, prisigeria ir užmygo. Naktį draugas užsinorėjo į tualetą. Ir nežino, kur eiti. Pilna durų, nežino nei kur kas. Taip, Mūsų teisėjai nusijuokė 33 sekundę ir taip padovanojo Erikai antrąjį 100 litų. Sveikinimai! Taigi, Erika, imi trečiąją minutę ar pasilieki su 200 litų? paslėpsiu iš 100 litų. Sveikinimai! Prašau. Mirk iš juoko arba prajuokink mane. Dabar reklama.
reikia, tai reikia. Namas yra, bet jis turi ir trūkumų, apie kuriuos aš nutylėsiu. Duok čia. Oi, koks jau jūs namukas. Man tas pats, aš iš kaimo. Vos nubudus rankas į viršų, šiandien mano diena. Vos nubudus rankas į viršų, šiandien mano diena. Vos išbėgus pro namo duris, aš palieku tau ilgą taką. Jis nuklotas. Mirk iš juoko, arba prajuokink mane. Linksmai pasitikime mūsų trečiąją dalyvę Viktoriją. Labas, Viktorija. Labas. Iš kur būsi? Iš Vilniaus. Prašau, parodyk man. Žinai, brangusis, tą medį, po kurio prisipažinai mane mylys, suskaldė perkūnas. Gerai, taip jam ir reikia. Mūsų teisėjas Domas nusiekia 8 sekundę. Tai padovanojam Viktorijai pirmąjį 100 litų. Laimai. Viktorija, ar tu užteks 100 litų, ar imi antrąją minutę ir bandysi prajuokinti teisėjus? Emu antrąją minutę. Pradėk, kada pasiruošusi. Eina dantų krapštukas per mišką ir pro jį prabėga ežys. Nežinau, kad miške autobusai važinėja. Žaidžia dvi blusos. Viena blusa laimėjo 200 litų, kita blusa ir klausia, ką pirksi. Veislinį šunį vien tik savo. Šeimyninio varnio įkarštė žmona šaukė vyrui. Jau greičiau būčiau ištekėjusi už paties velnio. Tai neįmanoma. Ramiai atsako vyras. Santuoka tarp artimų giminaičių draudžiama. Po vestuvių jaunoji, kuri buvo bent 14 metų vyresnė už vyrišką. Mūsų abu teisėjai nusiekia 34 sekundę ir tai padovanoja Viktorijai antrąjį 100 litų. Viktorija, ar tu imi 200 litų ir keliauji namo, ar bandysi prajuokinti teisėjus trečiąją minutę? Emu 200 litų ir keliauju namo. Sveikinimai! Pasitikime ketvirtąjį mūsų dalyvį Rytį. Labas, Ryti. Labą dieną. Taigi iš kur esi? Labas. Labą dieną. Taigi koks tavo vardas? Mano vardas Rytis. Iš kur esi? Iš Širvintų. Iš Širvintų. Taigi jūs atvykote į projektą Mane šou ir dabar pradėkite kada norite. Taip, žinot, yra 3 girtumo laipsniai. Pirmas, ateini pas barmeną ir sakai, daug duris, einu namo. Antras, įlipi į taksi, taksistas klausia. 17 sekundė ir taip padovanoja Ryčiui pirmą 100 litų. Sveiki. Ar tu imi 100 litų ir... Antrą minutę. Pradėk, kada pasiruošęs. Nu ir nepasakiau trečio girtumo laipsnio, tai grįžti namo su panele. Žmona klausia, kas čia? O tu sakai, vaidink, kad tu mano sesė. Rytis prajuokina mūsų teisėjus 6 sekundę ir taip pačiu anekdotu. Ir taip laimėjo antrąjį 100 litų. Laimėjai. Ar tu laimė 200 litų Nu ir gal keliauji trečią namo? minutę pamėginsi. Nu, pradėk, kada pasiruošęs. Eina 2 čiukščios per taigą ir žiūri virš jų skrenda lėktuvas. Čiukčia tvarkingu balsu sako, žinai,
praeitais metais 25 kartus šoviau. Ir Mūsų teisėjas pralaužė 15 sekundę ir taip laimėjo 300 litų. Reikia, 12 minutę. nu, sėkmės. Žinot, yra klausimas, ką darytumėt su šuniu, kuris neturi kojų? Aš tai, žinot, išvežčiau lauką patampyti. Domas nusiekė 4 sekundę ir taip padovanojo Ryčiui 1000 litų. Sveikinam! Ryte, ar tu esi pasiruošęs laimėti 2000 litų? Tai turbūt, Tai tavo minutė prasideda jau dabar. nu kaip ir sakiau, treniruojasi čiūvas prieš kovą su Tysonu. Domas Rolis nusiekė 6 sekundę ir taip padovanojo Ryčiui 2000 litų. Nu tai gerai. Tai sakiau, čiūvas treniruojasi kovai su Tysonu. Toks kala, kriaušė. Ir porą dienų iki kovos susirgo. 40 temperatūra, guli leisgyvis, nieks nepadeda. Ir bėda, ką daryti. Negalime užtrauksim Lietuvai. Draugas tam treneriui sako, žinai, pažįstu tokį Petrą. Mėsiniai dirba, kumštis galvojų galvutė. Tai va, paimk, jisai tavęs tikrai nepils. Nu, ką daryti, vis tiek nieko nepadarasiu. Kova su Tysonu. Sako, Petrai, atsilaikyk pirmą raundą, užtrauksi garbę Lietuvai. Gerai. Išeina į ringą, Tysonas, Domas Rolis taškas. nusiekė 40 sekundę ir taip padovanojo Ryčiui 2000 litų. Ryte, ar tu nori laimėti? Imsiu. Sveikiname Rytas laimės 1000 litų. Ačiū. Žinot, jisai labai skystų šiandien kažkuo. Štai ir praėjo mūsų laida ir turime atsisveikinti iki kitos sekmadienio. Labas vakaras, su jumis kaip ir kiekvieną savaitę Bėdų turgus. Šioje laidoje mes spręsime bekelnių šeimos bėdas. Taigi kviečiame į sceną Petrutę ir Alfuką Bekelnius. Taigi, ponia Alfukai, kaip pas jūs sekasi viskas šeimoje? Vaikai basi, batų neturi, langai, duris sulūžę, trūksta šilumos. O jūs kuom skundžiatės, kaip ten pas jūs viskas? Negaliu, sąraštų, plaukų, įsiplau, nei rankų, nei nieko. Maisto irgi neturim, jau 3 mėnuo. O kaip jūsų vaikai ten? Dar nenumirė? Ne, dar laikomės. Basi vaikšto, bet ai. Taigi, ponia Alfukai, kas jūs taip sumušė? Atsitrenkiau į duris naktį. Turbūt dėl to, kad tada dar turėjom duris. Taip.